iš tikro labai paprasta yra aikštelėje, kada žiūrovas jaučia. Šiaip nemažai šiandien kažkaip to palaikymo buvo, nežinau, nemačiau daug, čia susirinko mažai, sunku vertinti, nes matau tą keturkampėlį, tą, kaip čia, stačiakampį, kurį matau, bet girdėjau, bet jaučiau taip, kad vadinasi tik ranką kilsteli, paprašai žiūrovų, kad tos truputį energijos palaikymo ir jie ten visi gaudžia, triukšmauja ir visa kita. Galų gale mes davėm šiandien tokių, na, aš manau, gražių epizodų, smagių, kas verčia tikėti vis labiau, dar stipriau tą komandą, kad ta komanda gali kauti su bet kuo. Tai taip, žiūrovas buvo šiandien nuostabus, bet be abejo mes juos užkūrėme. Tai labai smagu, kad atėjo ir į draugiškas rungtynės mūsų palaikyti. Vėlgi, sakau, sunku pasakyti čia daug ar mažai, bet tikrai girdėjosi jie, tie, kas atėjo. Turnyras draugiškas, turbūt skirtas prasitestuoti komandą. Ar Taip. ką nors naujo sužinojot per šias dviejas rungtynes apie komandą? Jo, žinoma, gal ten galima buvo, mes liktai pirmavom, tą pranašumą bandyti ten išlaikyti, ramiau, bet tokius eksperimentus pasidarėm, pabandėm žaisti be nei vieno iš žaidėjo neleisti, žaidėm su atakuojančiais, Eimantu Geriu, sakykime, buvo ta situacija. Pasibandėm, jinai galbūt mums nebuvo naudinga kaip komandai, taip, šiek tiek buvo skirtumas prarastas, bet čia, kaip sakau, ne čia esmė vis dėlto, tai pamatyti treneriui tas visas situacijas yra labai svarbu. Vėlgi, labai smagiai Tauras rotavo per tas čiutne 3 pozicijas ir šiandien tokį kovingumą, karštį rodė to, ko reikėjo. Ir bendrai rungtynės, žinai, kada vyksta tyčinės, techninės, jau pradeda dalintis Latvijai, kada atvirų kumščių bando čia ir kada visa komanda stoja, kaip mūras palaiko vienas kitą, tai, smagu, charakteringi vyrukai vadinasi. Tai va, geros tokios karingos emocijos ir teisingos emocijos šiandien buvo, džiaugiuosi tokiu turnyru ir tokiamis rungtynėmis, kurios buvo, labai naudingos, sakyčiau. Ten laimėti 20 taškų ar kažkur pralaimėti, taip gal to ir nebūtų įvykę, nes mes stipriai, aišku, norėjom laimėti. Tai nebuvo taip, kad čia visiškai tik, be abejo, mes stengiamėms laimėti. Ir ta paskutinė ataka, sakykime, kur Eimantas buvo lygų ir išmetė tritaškį visiškai laisvas, sakykime, ne. Tai be abejo, tai irgi, nepataikė, jis puikiai prieš tai pataikė, po to dar ten tokia mentalinė klaida, kur mes davėm Mindaugui žaist nugarą, likus ant 20 sekundžių. Vėlgi jinai tokia ne taip turėtų būti, bet va, tie dalykai ir išsiriškėja. Tada gali pasitikyti žaidėjų, žiūrėkit, čia mes taip nebedarysim, darysim kitaip. Tai va, jo, puikios rungtynės, nežiūrint į pabaigą. Kalbant apie charakterį, neįskiriant tų kelių epizodų, tų muštynių. Kokį charakterį komanda demonstruoja tiesiog žaisdama žaidimą? Tai vat galima pasakyti, rungtynės buvo labai lygios, mes aišku pirmą pusę, sakykime, kontroliavom. Tikrai jautėsi, kad mes juos laikom, šiokį tokį skautingėlį pasidarę buvom. Ir vat antroje pusėje, sakau, gal truputį ir tokių eksperimentų, mano penketai, ten bandymai visi kiti, šiek tiek galbūt išsimušėm iš ritmo to, sakykime, galima buvo kitaip nuosaikiau žaisti įprastai, bet mes turėjom berods -6 ar net 7 taškus vienu metu. Ir kaip komanda priima tą situaciją, yra labai svarbu pažiūrėti treneriui. Ar jie išskysta? Ar jie duoda atgal kovą, nes tuo metu labai emocingai, Latvija labai emocingai reagavo, jie labai buvo tokie karšti, sakykime, ne. Tai ne, mes grįžom, pradėjom pirmauti ir viskas su mūsų vyrais, su jais viskas gerai. Jeigu karas, ramiai į apkasus ir į pirmas eiles.